Sveiki, automatinės užuolaidos. Tai šiandienos kasdienybė, ar tai kažkokia know-how, kurio niekas nesinaudoja? Tiesa yra tokia, kad turbūt 50% mūsų klientų montuoja savo automatinės užuolaidas ir dar 40% praveda jiems kabelius, kad ateityje galbūt sumontuoti savo automatinės užuolaidas. Automatinės užuolaidas, kas tai? Jeigu mes sumontuojam automatinės užuolaidas, tai jau skaitėsi, kad pas mus išmanus namas? Ar čia tiesiog kažkokia prabangos prekė? Šiandien pakalbėkime apie automatinės užuolaidas, kaip jas pasidaryti, kokią naudą jas gali atnešti ir ar pasidaro mūsų namas jau išmanių, jeigu mes sumontavome savo išmanės užuolaidas, tiksliau automatinės užuolaidas. Bet prieš tai, kaip visada, užprenumeruokite mūsų kanalą, padėkite laiką šitam video ir parašykite savo komentarą. Taigi, automatinės užuolaidas. Kadangi pas mus eina rubrika Išmaninu savo namą, tai pradėsiu turbūt nuo savo automatinių užuolaidų. Kažkada labai senai, prieš kokius 4 metus, kai stačiau savo namą, aš savo prasivedžiau kabelius automatiniam užuolaidam. Nes jau tada įsivaizdavau, kad aš norėsiu automatinių užuolaidų. Bet atėjo dažytojai, visi skubėjo, lubos pas mane kambarį šlaitinės, svetainiai šlaitinės, kokios ten bus užuolaidos, kokią ten mechanizmą pasirinkti, tada tuo metu neįsivaizdavau, laiko nebuvo, teko šitos idėjos atsisakyti ir dabar mano automatinių užuolaidų kabelis yra paslėptas kažkur ten po gipso kartonų lubose, bet maitinimo nieko neatsivečiau. Ilgą laiką pergyvenau ir galvojau, kad viskas, kitame name galbūt bus kažkokios automatinės užuolaidos, bet šitame jau nebe. Draugai, manau, žinote, kad mes atliekame elektros montavimo darbus, įskaitant įkrovimo stotelių montavimą ir išmanių namų įrengimą. Taip pat mes darome namų ir elektros skydų projektus. Bet be elektros darbų mes dar ir pradėjome vystyti savo internetinę parduotuvę, kur jūs jau galite surasti mūsų gipso kartono drožtukus, gręžimo šablonus, gręžimo karūnos mūrui ir monolitui. Taip pat ten surasite įtampos kontrolės relės, viršytempių ribotuvus, įvairius įrankius. Ir taip pat nesenai mes papildėme savo asortimentą įvairiom šelį išmaniom relėm. Be viso to mes galime sukomplektuoti jums jūsų namo arba būto elektros skydą, jums tai reikia atsiųsti mums paštu savo pravestų kabelių sąrašą ir mes parinksime jums jūsų skydo medžiagas ir pasiūlysime gerą kainą. O už papildomą mokestį galėsime ir sujungti jūsų skydą. Nuoroda į mūsų parduotuvę ir visi mūsų kontaktai yra šito video aprašyme. Mielai lauksime jūsų apsilankymą mūsų internetinėje parduotuvėje, o dabar grįžtame prie mūsų video temos. Bet realybė gavosi tokia, kad praėjus ten keleriems metams pradėjau išmaninti savo namą, pradėjau ieškoti įvairių įrenginių ir suradau tokius mažus robotukus, kurie užsimauna ant jūsų, karnizo, prisikabina prie jūsų užuolaidą esamą ir jinai pasidaro automatinė. Aišku, šitą įrenginį, kad prijungti jūsų atveju, tikriausiai, jeigu jūs neturit Home Assistant serverio, tai jums reikės papildomo hubo, bet jūs lygiai taip pat galite nusipirkti šitą robotuką, pakabinti, pajungti, prijungti prie sistemos ir valdyti telefonu, arba jeigu jūs dar dapirksit kažkokį išmanų mygtuką akumuliatorinį, galite priklijuoti tą mygtuką kažkur ir valdyti dar mygtukų. Ir taip jūs gausite automatinės užuolaidas. Vienintelis dalykas, kad komplekte eina specialūs tokie kaip ne kabliukai, bet užspaudėjai ir jie matosi, bet manau, kad po 2-3 dienų jūs tų kabliukų, tų užspaudėjų net ir nepamatys. Antras dalykas, kad šitie robotukai, jie yra su akumuliatorium, jie yra kraunami. Šiaip akumuliatorius, bent jau gamintojas deklaruoja, kad laikys labai ilgai. Kaip jisai laikys, aš dar pasižiūrėsiu ir galėsiu jums kažkada apie tai pasakyti. Dar ką aš buvau neįvertinęs, kad minimalus vamzdžio diametras turi būti 25 mm. Tai tą turite atkreipti dėmesį, nes pirmas mano karnizas, ant kurio aš norėjau pakabinti šitą robotuką, jisai buvo toksai, kur
išsitraukia, išsiskečia, galima padaryti įvairių ilgį, bet jisai buvo planiukas ir paskui jisai buvo dar planesnis. Ant šito mechanizmo to roboto neužmesi. Todėl teko nuvažiuoti į parduotuvę, nusipirkti naują karnizą, perkabinti mano užuolaidas, bet dabar turiu automatinės užuolaidas. Kadangi rubrika yra išmaninu savo namą, tai pakalbėsime apie tai, ar automatinės užuolaidas iš savęs jau reiškia išmanų į namą. Toje vietoje galiu pasakyti ne, nes jeigu tai būtų taip, tai kaip ir minėjau, 50% mūsų klientų jau skaitytųsi, kad pas jos išmanus namai. Bet kurie automatizacija jūsų namuose, jinai nesiskaito išmaniais namais. Lygiai taip pat kaip ir koks judesio daviklis ar dar kažkoks daviklis. Termostatas, pavyzdžiui. Bet jeigu šitos užuolaidos gali adaptuotis prie situacijos, prie kažkokių triggerių, prie, nežinau, vietovės, nevietovės, laiko ir taip toliau, tada jau čia galima vadinti praktiškai išmaniom užuolaidom. Mano atveju, aš jas suprogramavau taip, kad jos automatiškai užsidaro, kai pasidaro tamsu. Kai saulė užeina už horizontą, pasidaro tamsu, automatiškai užuolaidos užsidaro. Tai jau šioks toks automatizavimas ir šioks toks išmanumas. Sekantis dalykas, ką aš galiu su jom padaryti iš jų priedą prie mano žadintuvo. Tarkim, jeigu mano žadintuvas nustatytas 7 ryto, tai aš galiu nustatyti ir kad 7 ryto atsidarytų mano užuolaidas. Ar tai blogai? Tai mano manimu labai gerai, nes kaip matot dabar laukia diena, aš uždaręs užuolaidas ir kambariai yra pakankamai tamsu. Bet ryte, kai tu prabundi, rytinė saulės šviesa, jinai tave labai gerai gali pažadinti. Todėl 7 ryto jūsų užuolaidos automatiškai atsidaro ir pas jūs pasidaro toksai savotiškas žadintuvas. Ir turbūt trečias dalykas, kaip galima panaudoti automatinės užuolaidus, ralėtus, žaliuzės, nežinau, tai saulė. Jums reikėtų kažkokio triggerio, nežinau, temperatūros daviklio, apšvietų matuoklio, dar kažką, arba tiesiog saulės padėties vietos. Ir tarkim, jeigu pas jūs yra pietinė pusė ir saulė pereina į tokią fazę, kada jinai pradeda kaitinti jūsų pietinį langą, jūsų žaliuzės gali automatiškai užsidaryti. Ar jūs esat name, ar jūs nesat name. Kai užsidaro, kai saulė kaitina jūsų langą, užuolaidas užsidaro ir pas jūs jos nepraleidžia saulės spindulių ir neleidžia namui prisikaitinti. Bet čia mes kalbame apie vasaros sezoną. Nes jeigu žiemą jinai pakaitina tą saulę mūsų namą, tai yra gerai. Mes mažiau išleidžiam ant šildymo. Bet vasarą, kada mes naudojam kondicionierių, kad atvėsinti mūsų namą, tai tokiu atveju mums visai gerai gali padėti visokios užuolaidos. Ypatingai, jeigu mūsų nėra name. Mes, tarkim, darbe, pas mus namas pradėjo kaisti, užuolaidas užsidarė ir tą šilumą visą nepraleidžia. Ne visą, bet didžiąją dalį tos šilumos jinai nepraleidžia. Ir tada jūs vakare atvažiuojat, įsijungiat kondicionierių arba kondicionierius, jeigu pas jūs išmanus namas, įsijungia pats ir jūs jau atvažiuojate į komfortišką temperatūrą jūsų namuose. Jums nereikia čia laukti, kol viskas atvės. Dabar, jeigu jūs sugalvojate montuoti savo automatinės užuolaidas, tai tikriausiai, jeigu jūs tai darot pirmame etape, kada jūs projektuojate savo namo dizainą, namo elektrą ir visą kitą, beje, su namo elektros projektavimu mes jums galim padėti, taip pat kaip ir su išmanių namų projektavimo daly. Visi mūsų kontaktai šito video aprašyme. Tai tokiu atveju jums reikėtų iki savo užuolaidų, visų pirma reikia numatyti, kur bus užuolaidos. Visų antra, reikėtų nustatyti arba apsispręsti, kokio tipo užuolaidus jūs norit, bet iš to labai stipriai niekas nesikeičia, nes jums reikia atsivesti geriausiai 4 gyslų kabelį iš jūsų skydo. Kodėl iš skydo? Nes iš skydo užuolaidos gali būti įvairios. Yra bluetoothinės, zigbinės, wifi'nės, yra kur gali būti jungtis ten per laidą, yra kur gali jungtis, turi savo kažkokią atskirą valdiklį. Todėl jums geriausiai iš skydo atsivesti maitinimą iki jūsų būsimų užuolaidų ir jį palikti. Ir paskui ieškoti karnizo, kurio jūs norėsite.
O kada jūs surasite tą karnizą, tai tas keturgyslis kabelis, jisai gali arba užmaitinti užuolaidas, kad prijungti jas ten prie jūsų tinklo, arba jūs galit kažkur skydę pastatyti rėlę, kuri valdys jūsų užuolaidas į vieną ar kitą pusę. Tarkim, kaip Shelly 2PM rėlytė. Jeigu pas jūs kabeliai nėra pravesti, bet jūs norit pasidaryti savo automatinės užuolaidas, tai jūs galite pasirinkti tokį variantą, kurį pasirinkau aš. Tai paprastas Aqara Curtain Driver E1 liktais, jeigu aš neklystu, kuris yra parduodamas jau mūsų internetinėje parduotuvėje ir jūs galite įsigyti ten. Tai jūs galite pakabinti štai tokį robotuką. Jeigu pas jūs užuolaidos yra vienas ir valdosi tik į vieną pusę, jums užteks vieno. Jeigu pas jūs yra dvi užuolaidos, kurios atsidaro tai jums reikės dviejų robotukų. Jūs jį pakabinat, pakraunat, jums aišku dar papildomai reikia Aqara hubo, kuris pasijungia į elektros tinklą, įstatot blokelį, pasijungiat, jisai priima tos signalus, siunčia į cloudą kažkokį ir jūs sumontavus šitą hubą, pakabinus savo robotukus, jos pririšat prie hubo ir per programėlę galite valdyti savo užuolaidas. Taip pat toje programėlėje jūs galite padaryti automatizacijas, apie kurias šnekėjau aš. Tai galite padaryti, kad atsidarinėtų automatiškai ryte arba vakare, arba ryte atidarinėtų, vakare užsidarinėtų, kad atsidarytų ten su rytinė saulė, arba atsidarytų pagal jūsų reikalingą laiką. Taip, mano atveju šitie robotukai yra pririšti prie mano Home Assistant serverio, todėl aš galiu padaryti, pirmą, ką aš galiu padaryti, tai sudėlioti grafikus, kada jas atsidaro, užsidaro. Antras dalykas, kurį aš padariau, tai aš padariau taip, kad jeigu atsidaro vieną užuolaidą, tai būtinai atsidaro ir kitą. Jos susiriša tarpusavį ir vieną kitą trigeriuoja. Jeigu pradėjo veikti viena, tai atsidaro iš karto ir kita. Taip pat ateityje aš galiu padaryti Shelly, tarkim, i4, statyti į savo mygtuką kažkokį ir pririšti jam, kad paspaudus tą Shelly i4 mygtuką, jisai atsidarytų šitas užuolaidas. Šitas robotukas yra dar geras tom, kad jeigu pas jūs po ranką nėra telefono, dingo ryšys, nėra pririšta mygtuką ar dar ką nors, jūs tiesiog galit patraukti vieną užuolaidą ir jinai pradeda važiuoti. Ir kaip minėjau, mano atveju pas mane užuolaidos surištos tarpusavį ir gaunasi, jeigu atsidarinėja šitą, tai atsidarinėja ir šitą. Ir lygiai taip pat mes ją galime ir uždaryti. Lygiai taip pat prieinam, patraukiam mūsų užuolaidą ir jinai važiuoja ir užsidaro. Tai ką, parašykite į komentarus, ką jūs manote apie automatinės užuolaidas, ar čia reikalingas dalykas, ar čia žaisliukas. Mano manimu, čia labai patogus dalykas, man asmeniškai patinka, norėčiau automatizuoti visas užuolaidas, žaliuzės ir visą kitą namuose, kad tai galėtų automatiškai užsidaryti pagal grafikus, pagal viską. Jūs rašykite savo nuomonę, prenumeruokite mano kanalą, dėkite laikus ir susitiksime sekančiose video. Iki!